Ar kada susimastote, kokie prietaisai automobilyje kiek sunaudoja elektros energijos? Pavyzdžiui, įjungiate priekinius žibintus su šviesos diodais, jau 50 vatų. Įjungiate sėdinių šildymą, tai jau bus nuo 100 iki 200 vatų elektros energijos sunaudojimo. Įjungite ventiliatorių, kad šiltą orą pūstų ir kaitintų, jau turime 170 vatų. O jeigu mes įjungsime oro kondicionierių, tai jisai iš vis yra energijos rijikas. Jisai suvartoja 500 vatų. Bet mes turime prietaisų, kurie dar daugiau sunaudoja. Kai jūs užgesinote automobilį karštų oro, kada važiuojate, ir išlipę girdite, kad radiatoriaus ventiliatorius sukasi labai stipriai, tai žinokite, kad tuo metu jisai suvartoja net 800 vatų elektros energijos. Noriu tik priminti, kad standartinis 75 Ah akumuliatorius turi 900 vatvalandžių.